Išaušo antra žygio diena, rugpjūčio 4. Keliamės apie 6 valandą ryto. Dangus nedžiugina, apsiniaukęs ir pranašauja lietų. Važiuojame iki keltuvo, su kuriuo pasikelsime į Kasprovo viršukalnę, o iš ten, paėję kalnų keteriam, pasikelsime į Svinicos viršūnę. Po to žygis leidžiantis iki Kasprovo kalno papėdės, kur palikome automobilį. Pasikėlius į viršukalnę vaizdas tiesiog užbūrė. Debesis liko po kojomis ir visos kalno viršukalnės tiesiog pradūrusios debesis. Sušvinta viltis, kad liksime be lietaus. Pasidarė įspūdingas fotografijas, raudona trasa pasukame į kairę, Svinicos kalno link. Kalnas Kasprovi Vierch yra vienas geriausiai žinomų ir labiausiai lankomų kalnų aukštuosiuose Tatruose, esančiuose ant Lenkijos ir Slovakijos sienos. Nors jo viršūnė siekia 1987 metrus, jis lengvai pasiekiamas moderniu lynų keltuvu iš Kužnice vietovės Zakopanės apylinkėse. Dėl to Kasprovi Vierch yra itin populiarus tarp turistų ir slidininkų. Nuo viršūnės atsiveria nuostabūs panoraminiai vaizdai į aplinkinės kalnų grandines, įskaitant Gievant kalną ir rytinius bei vakarinius Tatrus. Vasarą Kasprovi Vierch tampa puikiu atspirties tašku pėsčiųjų žygiams, o žiemą svarbiu slidinėjimo centru. Neilgai džiaugiamės kerinčių reginiu. Matome, kaip iš kairės atslenka debesų masyvas ir užgožia kalnus, o taip pat ir mus. Matomumas sumažėja iki minimumo. Dar kelis kartus atsiveria panoraminiai vaizdai ir viskas. Iki Svinicos kalno keliaujame debesyje. Šios dienos žygis apie 15 km ir 425 metrai sukilimo. Patarimas. Jei keltis ar leistis keltuvu, geriausia bilietus užsisakyti internetu, nurodant datą ir laiką. Priešingu atveju gali tekti ilgai laukti gyvoje eilyje. Kaina pasikelti keltuvu tik į viršų – 22 eurai. Žygiuojant netikėtai pamatome vietinius gyventojus. Matomumas toks prastas, kad sunku tiksliai identifikuoti, kas per gyvūnas. Svinica – tai vienas iš impozantiškiausių aukštųjų Tatrų kalnų, iškilęs ant Lenkijos ir Slovakijos sienos. Jo viršūnė siekia 2301 metro aukštį ir yra populiarus bei iššūkių keliantis žygio tikslas patyrusiems kalnų mylėtojams. Žygis į Svinicos viršūnę pasižymi ne tik įspūdingais kraštovaizdžiais, bet ir techniškai sudėtingomis atkarpomis, ypač pagrindinėme maršrute iš Kasprovo Vierch pusės. Šiame kelyje tenka įveikti stačias uolėtas vietas, kur įrengtos grandinės, padedančios saugiai judėti. Nuo viršūnės atsiveria kvapą gniaužianti panorama į aplinkinius kalnus, įskaitant garsųjį 5 Lenkijos ežerų slėnį Dolina Pienčius Tavov Polskich. Tai tikras kalnų žygio nuotykis, reikalaujantis geros fizinės formos ir atidumo. Kadangi keliavome debesyje, kur matomumas buvo itin prastas, atidumo prireikė dvigubai daugiau. Na ir pagrindinis įvykis pasiekus Svinicos viršūnę. Atskrido paukštis panašus į žvirblį ir drąsiai mane pradėjo kalbinti. Nutariau išbandyti, kiek jis turi drąsos. Atlaužiau duonos gabalėlį ir ištiesiau. Drąsos jam užteko lesti iš mano rankos. Kaip įprastai, kalno viršūnėje išsivirėm kavos. Besiruošiant leistis nuo viršūnės, vėl atskrido tas pats paukštis su vabalu snape. Ir ilgai tupėjo ir žiūrėjo į mane. Sakoma, tokiais atvejais žmogus gauna žinią. Iš tiesų, tą pačią dieną ją gavau. Išskirtinė. Pailsėję pasukame atgal link Kasprovo kalno. Trumpai paėję pasukame į dešinę ir juodąja trasa pradedame leistis link Kužnice. Šis juodasis takas, atsišakojantis nuo raudonojo, veda žemyn į Svinicką Preč, Svinicę perėją ir toliau link Hala Gaušenicovo slėnio.
Tai yra vienas iš maršrutų, vedančių į didelį Gausienicovo slėnį, kur stovi turistų namelis Murovanec. Nuo Muruojans namelio jau galima rinktis vieną iš kelių pėsčiųjų takų, vedančių į Kužnicę. Dažniausiai naudojami takai yra Mėlynasis takas per Halę Goncenicovą ir Pšelenš Mienzu Kopame. Geltonasis takas per Bočan. Mes pasirenkame mėlynąjį taką. Jei nuo Svinikos viršūnės norite nusileisti į Kuznicę juoduoju taku, pasiruoškite, kad tai bus ilgas žygis per didelį slėnį, reikalaujantis kelių valandų ėjimo. Pats juodasis takas reikalauja atsargumo, ypač esant drėgnam orui ar sniego sankaupoms. Eidami grožimės gauromedžio žydėjimu. Taip pat sutinkame dar vieną vietinį gyventoją – drąsią lapę. Prieiname dar vieną aikštelę, nuo kurios atsiveria įspūdinga kalnų panorama. Pailsėję pasukame į dešinę ir toliau leidžiamės miško taku. Po žygio vakarienė šalia gyvenamos vietos. Visi adresai, GPS koordinatės ir žygio dienoraštis pirmame komentare.